Tai 26 metų rugsėjo pabaigoje Lietuvoje vyks Europos orientavimosi sporto bėgte čempionatas. Lygiai metai prieš varžybas turėjome pirmą oficialią treniruočių stovyklą, į kurią susirinko beveik 100 sportininkų iš 15 skirtingų valstybių. Tai yra normali praktika, kuomet sportininkai važinėja prieš čempionatą susipažinti su vietovė, pasitreniruoti tam, kad žinotų, kas jų laukia Europos čempionate. Tai esam tikrai laimingi ir patenkinti, kad į Lietuvą atvyko tikrai gausus būrys stiprių sportininkų, stovykla pavyko sklandžiai. Džiaugiamės, jog ir Lietuvos rinktinė prisijungė prie šios stovyklos ir tikimės, kad kitais metais į šias organizuojamas stovyklas atvyks dar daugiau sportininkų. Antroji oficiali stovykla vyks balandžio mėnesį, kartu bus pasaulinio rango varžybos pavasario taurė ir trečioji oficiali stovykla vyks prieš pat Europos čempionatą rugpjūčio pabaigoje kartu su atrankinėmis varžybomis. Turėsime Europos čempionatą, didžiausią ligšiolinį renginį, kas liečia aukšto meistriškumo sporto renginį. Tai didesnis renginys buvo tik pasaulio veteranų čempionatas 2001 metais. Europos čempionatas laukia išties įspūdingas, beveik 400 sportininkų, daugiau negu 40 Europos valstybių. Tai ruošiamės tikrai daug, dedam pastangų, brigados sudarytos, bet ieškom savanorių, kurie nori prisidėti. Žemėlapiai jau pabaigti, trasos beveik suplanuotos, netrukus laukia televizijos vizitas, tai tikrai dedam daug pastangų, bet tikimės iš orientavimosi sporto bendruomenės didesnio įsijungimo. Jeigu ne padedant rengti šias varžybas, tai atvykstant palaikinti Lietuvos rinktinės. Kartu su čempionatu taip pat bus ir žiūrovų varžybos, tai būtent kitais metais rugsėjo pabaigoje bus ir galimybė sudalyvauti tose pačiose miškuose. Tai tikimės, kad kiti metai įeis į Lietuvos orientavimosi sporto istoriją.